Sveiki visi, šį kartą atvykau į Nevėžininkus, tiksliau prie Nevėžininkų koplyčios. Truputėlį pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas yra likę iš jos. Kadaise tai buvo, kaip matot, labai įspūdingas statinys. Vien akmenys sienose. Ir va, kaip matosi, net bandyta restauruoti kažkada, plokštėm uždangstyti buvusias langų vietas, bet viskas išdraskyta, nebepataisomai yra. Nevėžininkai yra viena iš seniausių rajono vietovių. Nevėžininkų istorija siejama su abiejose Nevėžio pusėse buvusiais dvarais. Manoma, kad ši konkrečiai koplyčia statyta vėlyvojo klasicizmo periode iki 1880 metų. Hitlerinės okupacijos metais Nevėžininkų dvare gyveno vokiečių kolonistas Tetmejeris. Paskutinė dvaro savininkė Vladislava Eidrigevičienė Maciejauskienė. Antrojo pasaulinio karo metais traukdamas į vakarus perdavė koplyčioje buvusius paveikslus ir liturginius reikmenis Panevėžio Marijonų bažnyčiai. Sovietmečiu koplyčia, nors ir būdama naudojama ne pagal paskirtį, nukentėjo palyginus nedaug. Buvo naudojama kaip elektrinė, o vėliau kaip trąšų sandėlis, todėl būdavo minimaliai prižiūrima ir tvarkoma. Panevėžio miesto plėtimasis ir 1974 metais įrengti jo vandens valymo įrengimai Nevėžininkų koplyčiai buvo pragaištingi. Po nepriklausomybės paskelbimo koplyčios tvarkymo klausimas buvo vėl trumpam iškeltas. 90 metais tuometinis Panevėžio rajono kultūros skyrius parengė koplyčios avarinės būklės likvidavimo sąmatą. Ir nors 92 metais Vilniaus universiteto specialistų jau buvo paruoštas detalus koplyčios rekonstrukcijos projektas, dar 1991 metais atsiradusiam poreikiui plėsti Panevėžio vandens valymo įrengimų stotį galiausiai buvo skirtas prioritetas bebaigiančius sugriūti Nevėžininkų dvaro rūmus, buvo nutarta galutinai nugriauti. Teritorija apipinta įvairiausiamis legendomis, kaip ir beje daugelis statinių. Yra manoma, kad viename iš kambarių netgi yra nusižudę 3 kunigai, bent jau legendos taip skelbia, internete aptiktos, nežinau kiek tame tiesos. Tiesą sakant, taip yra įdomiai, nes čia vaikštant girdisi visokie dunksėjimai, bumbsėjimai. Gal ir yra tiesos šiose mistinėse legendose. O dabar čia koks dilgėlynas. Teko girdėti, kad kažkas čia ir nakvojo ir filmavo iš youtuberių. Nemačiau tiesa to video, bet jūs paieškokit, gal ir įdomu. Tenka pripažinti, kad kadaise buvusi
Tikrai labai puikiai ir graži šventovė, dabar atrodo labai niūriai ir nejaukiai. Belieka konstatuoti, jog tiesiog gaila tokių pastatų, bet panašu, kad šis konkrečiai, yra pasmerktas sunykimui. Dažniausiai rekomenduoju aplankyti vietas, kuriuose ir aš apsilankau, kurias nufilmuoju, parodau, bet šios, tiesą sakant, nerekomenduoju, nes labai graudus vaizdas. Iki kitų kartų.